Mieli kurso dalyviai, sveikinu Jūs prisijungus jau prie prieš paskutinės temos, kuri vadinasi nacionalinis saugumas ir visuotinė gynyba. Kaip ir visuomet, kaip ir kiekvienos paskaitos pradžioje, kviečiu Jūs pabandyti savo atsakyti tris klausimus. Kaip manote, kuo siejasi nacionalinis saugumas ir visuotinė gynyba? Antrasis klausimas, kaip manote, kokia yra pagrindinė visuotinės gynybos idėja? Ir trečiasis klausimas, kaip manote, koks yra jūsų vaidmuo visuotinėje gynyboje? Taigi apmastykite šios klausimus ir kaip visuomet pradėkime nuo temos tikslo. Na, o šios temos tikslas yra susipažinti su visuotinės gynybos idėja ir jos svarba nacionaliniam saugumui. Tam, kad pasiektume šį tikslą, kaip visuomet išsikeliame tam tikrus temos klausimus. Ir šį kartą temos klausimai skamba taip. Pirmasis - visuotinės gynybos idėja. Ir čia aš negaliu nepaminėti labai svarbios asmenybės Vytauto Bulvičiaus, kuris būtent šią idėją ir atnešė į Lietuvą. Apie tai jūs susipažinsite ir jo veikalą pamatysite paskaitos metu. Antrasis klausimas - visuotinės gynybos sistema, kurią sudaro 4 pagrindiniai elementai. Tai yra mūsų šalies kariuomenė, kolektyvinė gynyba, institucijos bei bene svarbiausias elementas - gyventojai arba piliečiai. Ir trečiasis aspektas - būtent piliečių vaidmuo per tam tikrus 3 aspektus, kuriuos išvysite paskaitos metu. Taigi, kuomet išsiaiškinome jau temos klausimus, kaip visuomet pereikime prie to, ką yra būtina atlikti. O būtina, kaip visuomet, susipažinti su visa pateikta medžiaga ir žinoma atlikti savitikros užduotį, kuri vadinasi numeris 6 - nacionalinis saugumas ir visuotinė gynyba. Kaip ir visuomet noriu Jums priminti, svarbu, jog diskutuotumėte, drąsiai diskutuotumėte ir užduotumėte klausimus ne tik savo kolegoms, bet ir man bendrojo diskusijų skiltyje klausimai, atsakymai ir diskusijos. Ir žinoma, grįžtamasis ryšys. Na, tikriausiai Jūs jau mintinai žinote, jog kiekvienos paskaitos pabaigoje labai kviečiu Jūs atsakyti į 3 klausimus. Ką naujo sužinojote? Galbūt niekada negirdėjote apie visuotinės gynybos idėją. Kas buvo lengva, o kas buvo sudėtinga šioje temoje? Kaip papildytumėte šią temą? Beje, ši tema šiandien yra tokia aktuali, jog jūsų nuomonė man išties yra nepaprastai svarbi. Galbūt turėsite kažkokių puikių minčių. Būsiu Jums už tai labai dėkinga. Taigi kviečiu į 6 temą - nacionalinis saugumas ir visuotinė gynyba. Ir net neabejoju, jog susipažinę su šia tema jūs gebėsite apibūdinti visuotinės gynybos idėją, įvardinti visuotinės gynybos sistemos elementus ir kiekvieną iš jų apibūdinti ir pagrįsti kiekvieno piliečio indėlio į visuotinę gynybą svarbą. Dėkuoju Jums už dėmesį ir linkiu Jums nepaprastai įdomios paskaitos. Sėkmės.